Sveiki, šeštadienio rytas, atrodo nusiverkusi, nes bandžiau įsidėti kontaktinius lęšius ir labai man sunkiai sekasi. Būna dienų, kad iš karto gaunasi, šiandien visą laiką darau prieš pasidažant, o šiandien pasidažiau ir tada dėjausi pusę tušo, nubėgo, vienu žodžiu, prisidarau savo problemų. Turiu šiandieną smagią dieną, tai šiandien važiuoju į Bloom festivalį. Buvau tenais praeitais ar užpraeitais metais. Praeitą kartą, kai buvom, ten buvo siaubingai daug žmonių, trintis ir tikiuosi šiais metais nebus tiek daug žmonių. Šiandien super tėčių diena, vaikai lieka su tėčiu ir važiuosiu vaikų draugės gimtadienį ir bus tokia jų diena. O aš išvyksiu į Trali Vali festivalį. Šiaip vaikai į tokį festivalį eina nemokamai su tėvais, su tėvų bilietais, bet aš tenais vaikų nesiveščiau, po ką mačiau praeitą kartą. Ten per daug žmonių, per daug chaoso ir tiesiog vos pats praeina, dar su vežimu, su kažkuo tai tikrai ne. O dabar einu greitai gerti kavos, kol neatšalo. Labas, pas mus saulėtas sekmadienis yra BAM holidėjus, tai reiškia, kad mes turime ilgą savaitgalį, tai vaikai nei į mokyklą penktadienį ir nei pirmadienį, rytoj. Nupirkau daugkartinio naudojimo tokius balionus, tokie burbuliukai daugkartinio naudojimo, pripili vandens ir gali mesti ir, kaip balionėliai būna. Bet čia daugkartinio naudojimo tokie silikoninį, tai čia jis paleido į sieną, bet Lukis apsitaiškė ir labai išsigando. Nupirkau basiniuką Lidl ir kosminis. Jis bus dvigubai mažesnis, bet jis labai didelis ir man patinka, kad jo pūsti nereikia. Ir kadangi mes turime šunį, kuris nori dalyvauti visuose tokiuose dalykuose, aš galvoju, jie nešoks, mums praplėš tą baseiną ir viskas bus. O čia skirtas šuniui, jis nesuplėšomas ir dydis labai geras, taip pat bus ir vaikams, ir šuniai. Bet, kosminė kokybė. Man atrodo, 16 ar 17 eurų sumokėjau. Labai džiaugiuosi. Taip pat pripylėm šiandien ir esu minėjusi, kad mes lauke, kai darė visus techninius dalykus, mums padarė karšto vandens kraniuką lauke. Tai va tokiem reikalams labai gerai, tai pripylėm šilto vandens, tai va Magnus išsimaudė jau perrengiau 2 kartus, nenoriu 3 kartą rengti, tai va sakau dabar atsargiai, nebesušlap. Noriu, kad vaikai būtų užsiėmę, nes aš noriu daryti savo cementinį projektą, kuriuo pasidalinsiu vėliau. Ačiū, Zuikė. Tai jie atrodo taip. Jie yra paprastas toks silikonas, užsidaro. Labas, žiūrėk, kad duodu. Tai va, atrodo jie šitaip, pripili vandens, uždarai ir gali mesti ir išsitaško. Labai faina. Tai va, toks mūsų fainas rytas, vaikai basiniuke ir turės daug užsiėmimus juo, o aš noriu pradėti daryti savo cementinius vazonus ir galbūt parodysiu, ar man gausis ar nesigaus. Ir noriu papasakoti apie fainą dalyką, kuriame buvau vakar. Tai vakar važiavau į Bloom festivalį. Tai yra toks sodų gėlių festivalis ir yra labai daug ten visko. Prieš porą metų buvau tenais, patiko, bet buvo labai daug žmonių, tai šį kartą daug mažiau žmonių ir man patiko labiau. Daugiau pamatė, nežinau, gal ir kompanija, kad buvo labai faina, nusipirkom braškių, šampano, nuėjom pavalgyti ir apėjom visus tos sodus. Draugai, su kuriais važiavau, yra visiškai gėlių fanatikai ir aš tai iki šiol nežinojau iš tikrųjų. Aš žinau, kad patinka jiem gėlės, bet ne ant nei kitokio lygio ir jie žinojo visus pavadinimus ir matosi žmonės kaifuoja, kur jie yra, kažkaip labai smagus tokiai žmonėm. Viskas pozityvu, viskas faina. Tai apžiūrėjo visas gėlės, prisipirko gėlių. Aš nusipirkau eukalipto medelį, o grįžau į krizį namus, pilna svečių, pilna vaikų. Vyras važiavo į vaikų gimtadienį su vaikais, tai visas vakarėlis pratęsimas grįžo pas mus. Tai paskutinę minutę darėm barbecue, teisingai Čerlis sakė, ir darėm barbecue. Ir barbecue mes darėm krevetes, radau dešrelių šaldytuve, tai viską, ką radau, viską ir iškepėm ir gavosi barbecue. Ir visi buvo labai laimingi ir buvo labai faina. Vaikus užmigdė, dar pavakarojom lauke su kaimynais ir vat buvo manęs skalbimo mašina išsisuko. Vakar buvo labai faina visko diena, tai šiandien kažkaip norėjusi namuose relaksuoti. Viską rytą susitvarkiau, dabar ką tik papusryčiavom, vaikai 2 kartą, aš 1 kartą. Ir dabar eisime į lauką čilinti ir aš galvoju pabandysiu padaryti savo tą vazoną. Tai Facebook markete kažkada užmačiau džimo kamuolį, būtent man to ir reikia mano
šitam projektui. Turiu fainą idėją, nežinau ar gausis, bet jeigu gausis bus labai faina. Jeigu nesigaus, nežinau, kažką kitą sugalvosim. Nusipirkau eukalipto medelį, bet jis nelabai kvepia eukaliptų, tai nežinau, gal ne tokį, kokį nusipirkau. Bet kuriuo atveju jis labai gražus ir nuostabus, tai labai džiaugiuosi. O kitas dalykas, kurį nusipirkau, tai yra štai toksai rinkinukas. Kainavo 10 eurų, rinkinys kombučia, tai 2 kombučia ir nuostabi taurė. Nusipirkau tą kombučią ir žadėjome eiti daryti pikniką ir gerti kombučią, bet tada pamatėm, kad yra šampano. Ir tada sugalvojom, kad šampanas biškai fainiau. Tai kombučią parsivežiau ir prie kombučios gavau va štai tokią nuostabią taurę. Ir sakė, įkūrėjai yra iš Lenkijos. Ai, dar labai patiko, kad stikliniai buteliukai tokie va rudi, tai aš galvoju, po to uždėsiu dozatorių ir pasidarysiu štai tokius užkaliukus, nes labai geras įpakavimas. Štai taip atrodo mano nuostabusis medelis. Lego, patinka tau jis? Oi, kaip patinka. Oi, man irgi labai fainas. Tai kainavo 35 eurai. Ir labai džiaugiuosi, man davė popierinį maišelį, kuris labai greitai suplyšo nuo drėgmės. Tai po to, kur pirkome maistą, davė štai tokį, tai vat parsinešiau jame. O ne, žiūriu, šakelę nulūžo vakar, tai vat, kai vežiam turbūt, tai vat einu pasimerksiu kur nors. Ir tada va čia... Ne, žmogeliukų nebuvo tada va. Aš sakiau, dinozaurą nupiešk, o ne chicken. O ne. O Magnus daro kokias pėdutės, taip, dinozaurų. Buvau keliose parduotuvėse ir padarysiu mineralą. Tai va toks maišas, kurį nešiausi su savim. Jis, kad tai nupirkau šitokius 2 fainus krepšelius ir pagalvojau, kad labai faini būtų gėlėm įdėti ir pakabinti ant sienos arba vaikų kambaryje, žaisliukam, dar kažkam. Tai tokį apvalų kilimėlį labai patiko, turiu tokią neslidžią kitą pusę, kainavo 13 eurų, tai čia irgi jiskė. Ir už eurą 3 kabliukai. Tad nupirkau trąšų gėlėms, tai vad, kuo aš važiavau, tai šito kremuko. Mūsų vėjarupiai, tai pirma diena, kada atsirado spageliai pas Magnus, Čarlis neturi dar, bet turbūt labai greitai turės. Ir tada paėmiau wheatgrass štai tokį mišinį. Tai čia gali įdėti kokteilius, gali įdėti košės, sriubas ir padaro maistą tiesiog daug maistingesnį. 2 pakuotės šiaudatulių, nes mums labai patinka jos. Aš mėgstu daryti tą desertą, kai jas suspaudi, uždedi riešutų sviesto ir užpili šiek tiek šokolado ir sušaldai ir būna labai skanūs saldainiai. Tai būtent tą aš ir darysiu, dėl to pirkau 2 pakuotės. Kalbant apie vėjarupius, tai 2 produktai rekomendavo išbandyti Head & Shoulders, kaip į vonį pilti, tiesiog nuprausti odą. Jis turi kažkokį ingredientą, kuris labai gerai išsausina tuos šašelius, kai yra vėjarupiai, nu tai gal pabandysiu, jeigu ne, vyras sunaudos. Avyno kūno losjonas, štai toksai, su avižų ekstraktu, kas irgi labai turėtų šiuo metu mums tikti, nes gerai, kitas dalykas, tai yra štai toksai. Čia yra durelės katinui išeiti į lauką, kada jis nori.
Tai jau kurį laiką planuojame jas padaryti jam ir pagaliau užsakiau ir radau viską Amazon. Tai nemažas, galbūt ir Lego net išleis. Reikės pažiūrėti. Tai nes mačiau, kas įdėjo komentarą, buvo dydžių didesnis ir labradoras įlindo. Tai galvoju, jinai nėra tokia didelė, jeigu pasispaustų. Tai atvažiavo ir šis dalykas. Labas trečiadienis, gavau siuntinuką ir prieš porą dienų gavau siuntinį, tai visus sumečiau į vieną vietą ir parodysiu, ką nusipirkau iš Natino. Tai padariau tokį nemažą užsakymą. Yra brolis, yra vaikai namuose neišėjo į mokyklas, nes prasidėjo pas mus vėjarupiai. Tai kadangi broliui 10 metų dar nepersirgo, tai reikia jį skiepyti, jeigu nepersirgs. Kadangi mano vaikai tik pradėjo sirgti, tai atvažiavo pabūti ir susirgti, kad persirgtų, nes vis tiek geriau yra persirgti negu skiepytis. Tai būtent dėl to jis ir čia. Atėjo pas mane mažas chickenpoxas. Tai ant kaklo turi kelis taškiukus, taip, bet mes patipsime kremo, taip, parvežiau vakar, ką dar parvežiau? Kakų. Tu mažas išdykęs, negeras. Ką mes čia nusipirkom, Arnas? Kas čia yra? Čia tavo mėgstamiausia kas? Pasta. Pasta. O kiek akį metų? 5. Pas mus svečiavosi brolio mergaitė ir labai storus plaukus. Storus ir daug, ir jie velėsi. Ir aš, kai jį mėgojo pas mus, aš ją įsišukavau su savo tokiu, būtent čepečiu, bet brush, tokiu plačiu, sakau, tau reikia iššukuoti. Ir jie, ne, man peš, aš nenoriu, juk pradėjo verkti ir sakau, ne, sakau, su šito niekada neskaudai. Jis yra magiškas, nes manęs su tokiais dar blizgučiais, tai sakau, jis yra magiškas, čia tikrai neskaudės. Na ir aš atsargiai ją iššukavau ir iš tikrųjų labai lengvai viskas įsišukavo. Ir dabar brolio draugė klausė, sako, kokį tu ten stebuklingą tą šepetį turi. Tai pasakau, koks tas šepetis ir iš tikrųjų juos gan sunku yra rasti. Aš savo pirkau Tikimax parduotuvėje, dabar buvau kelis kartus ir jų nėra. Tai Natino, kai dariau užsakymą, pamačiau, kad jie tenais yra, bet žinoma, ne tokie magiški kaip mano, nes mano yra su blizgučiais. Turiu blizgučių, tai galvoju, padarysiu jos vardą ant kitos pusės ir uždėsiu kelis deimantukus, blizgučius. Tai buvo tik tokios spalvos, paprastas, tai galvoju, padarysime mes jį magišku irgi. Tai turiu tokią dovanėlę jai. Tų kakės makės ekodontų pastų aš nupirkau 8, nes buvo nebloga akcija ir jų niekada neturi. Jos visą laiką būna išpirktos tenais. Tai aš kažkada parsisinčiau iš Lietuvos labai didelį kiekį, ilgai turėjom ir buvau atradusi vienoj Lenkų parduotuvėj, bet dabar jau kurį laiką ten nematau. Tai dabar, kai užmačiau, nusipirkau 8, nes... You wanna be my vlog? Hi. Subscribe. Labas. Subscribe. Subscribe. No, you should promote your own channel. You have YouTube and TikTok. On TikTok, yeah. And TikTok. Famous yet? And subscribers and followers, not really. But you got loads of views, didn't you? I have quite a lot of views and likes on some of my thingies. Mostly on my TikToks, I'm famous. You're famous TikToker over here. Yeah. Eitanas grįžo iš Prancūzijos vakar, tai editina savo vlogą iš atostogų. Bandžiau padėti jiems tą programą, kuris naudoja, nes ten jis yra visokių dalykėlių, tai šiandieną kartu mes darbavomės ties jo vlogą, tai nori būti tiktokeris, vlogeris užaugęs, tai pradeda anksti. Paėmė toliau, tai yra plaukų dažai. Tokia rudą spalvą nusipirkau ir spalva 6,25. Šį kartą pirkau Garnier dažus, nes buvo, tenais turi daug L'Orealio, turi daug, bet man spalvų nebuvo. Visos tokios rudos buvo išpirktos ir Sajos, man atrodo, kažkaip taip vadinasi. Tai tų nebuvau bandžius, tai ėmiau Garnier, nusipirkau 4 dėžutes, nes aš visą laiką perku 4, nes mano plaukai gan ilgi, kartais naudoju 2 dėžutes, tai man bent 2 kartam užtenka. O kartais būna, kad užtenka 1 dėžutės, pavyzdžiui, kaip su L'Orealiu. Tai tada pamačiau tokius įdomesnius dalykėlius ir galvoju pabandysiu, tai yra keli plaukų aliejai. Nuo plaukų slinkimo 7 viename štai toksai aliejukas plaukams. Dar nusipirkau plaukų tokia kaip kaukė. Tai čia yra irgi aliejinė pagrindo kaukė. Atrodo štai taip. Ir šiam siuntinį buvo daugiau dalykų, bet jau išsinešiojom. Vyras pasiėmė savo puškaliuką po skutimąsi, kurį jam nupirkau. Labai skaniai kvepėjo. Dilgėlių ekstrakto šampunas buvo, bet nematau jo čia, nes tiesiog neberandu. Vyras vyrui nupirkau, pasidėjo pas save. Kitas dalykas iš L'Orealio, tai yra labai gražus lūpdažis ir aš jį užmačiau parduotuvėje, labai patiko spalva ir buvo visi, panaudoti. Tai užsisakiau Natino, tai spalva 601 ir tokia labai niudinė
Spalva, matote, tokia mano lūpų spalva, bet geresnė. Labai labai fainas, gan ilgai išsilaiko ir toksai lūpdažis ir labai labai fainas pakavimas. Aliejukas iš Green Pharmacy. Tai pastebėjau, kad aš neturiu visiškai aliejų. Visus aliejus naudojau ir turiu tik tais ricinos aliejus didelį butelį, nes pirkau labai didelį kiekį. Tai noriu užsipirkti vėl. Varnalėšų aliejus. Tai va, varnalėšų aliejus, štai toksai va buteliukas iš Green Pharmacy firmos, 99% natūralus, veganiškas. Tai nusipirkau jį irgi maišyti savo plaukų kaukiam. Tokia priemonė iš čia. Tai iš tikrųjų labai apsimokėjo pirkti, nes Amazone mažiukas kainavo 2 brangiau, o aš už šį sumokėjau, man atrodo, 11 eurų už visą tą didelę pakuotę. Dar neišbandžiau, esu girdėjus labai daug gerų dalykų apie šį produktą. Tai galbūt 90% natūralios kilmės ingredientai. Tai va, tokie mano pirkinukai. Važiuoju apsipirkti savaitį, tada važiuojam turbūt prigriebti dovanos. Turiu išsiųsti siuntinę pašte, grąžinti temų užsakymą, nes atvažiavo tokia nesąmonė ir jo, tokia mano šiandienos reikaliukai, stiksime greitai. Nusipirkau ekologiškų indaplovės tablečių. Žiūrėkite, kokia graži pakuotė. Dar atsidarai, išsitrauki ir turi. Taip jos atrodo. Vieną kartą bandžiau, viskas kaip ir gerai. Pirkau Amazon. Bandau atrasti fainas indaplovės tabletės. What? Susitinkam virtuviai, tai darau šiek tiek tvarkas. Išsivaliau abu kavos aparatus. Vieną, kurį naudojama pačioje kasdien, o kitas buvo pirktas Nespresso su tokiais dalykėliais antram aukštui. Bet mes jų nenaudojam, nes jie pasibaigė ir aš pirmiausia ilgai neradau, kur juos nusipirkti. Kai radau, supratau, kad man nelabai patinka ta kava. Pasidomėti, gal yra kokia daugkartinio naudojimo indukai ar dar kažkas pirkti. Tai atradau tokį produktą, kuris vadinasi Recaps ir atrodo štai tokie plonos folijos tokie lipdukai. Ir atvažiavo tokia popierinė pakuotė, čia yra viskas apie juos. Tai užsisakiau ir esmė ta, kad tu panaudoji savo senus indelius, įdedi kavos, prispaudi ir užklijuoji būtent šį dalykėlį ant viršaus ir pagal dydį priklausomai, kadangi aš turėjau mažesnius ir didesnius, espresso ir amerikano dydžio, tai kiek kavos tau telpa. Tai tikriausias man 8 pabandymui. Einu dabar viską padarysiu. Antrą dieną vėjarupiu ir magriukui jau visas kūnas baigia nueiti. Teistės, ragauja. Visai neblogai, bet aš mėgstu stipresnę, tai kitą kartą tiesiog pilsiu mažiau vandens, nes man patinka stipresnė kava. Bet labas. Labas. Ką skaitai? What's your book about? World's Worst Children. Oh, that's my house. Is that based on true story? Yeah. Look at these children. Well, you can't really. They're so good though. No, they're not. Chairs. They went into the bedroom and baby's there who told the dragon, wait, I'm not quite ready for the fright. You must hear this one first. And then his armor clung to Chuck as he read aloud a joke he'd found inside his favorite book about Rowena Redalot, a very well-read frog who jumped. Mamma, Nikki. Jag fick ju ta kanske Gustav.
Labas rytas, susitinkame mašinai, tai šiandien atvažiavau Home Store & More, nes noriu nupirkti dovaną. Mamos ir patėvė gimtadienį yra beveik kartu, tai nusprendžiau nupirkti tokią dovaną ir idėja buvo ta, kad nuvažiuosiu, viską paruošiu ir tada jiems bus staigmena. Bet vaikai susirgo vėjaraupiais. Na, Magnus susirgo vėjaraupiais, Čarlis toksai ant ribos, nežinau, ar jis serga ar neserga. Buvo 2 spuogiukai ant nugaros, o daugiau nieko neįvyko. Tai neina į mokyklą ir, niekaip neišeis padaryti tos staigmenos. Tai šiandien atvažiuoja pasimti brolio. Tai noriu nupirkti staliuką, bistro staliuką, tokį iš mozaikinį su metaliniam kėdutėm. Esu jau nužiūrėjusi, bet jo niekada neturi pas mus parduotuvėse. Tai rašo dabar, kad atvažiavo. Tai žiūrėsiu, yra ar nėra. Dar apžiūrėsiu porą dalykėlių, kurių man reikia, nes čia būtent yra. Ir tikiuosi gausis nupirkti dovaną. Jeigu negaus kokį čekį pavalgyti ar ar kažką, nežinau. Nes jų bandau gauti tą staliuką kokias 2 savaitės, pas mus jų nebūna. Ir mačiau rodo, kad yra kitose parduotuvėse, bet irgi nežinai, bus, nebus, o kelionė vos ne valandą, tai su jais negali pasitikėti. Jie rašo, kad turi ir po to nebūna. Ne pirmą kartą aš apsigaunu su jais, tai va. Einu dabar pažiūrėsiu greitai, ar yra ar nėra. Tai va. Ką tik buvau Homebase, tai grįžau su milžinišku vazonu. Tai man reikia mano eukalipto medeliui, nes dabar jis yra mažam vazone ir griūna. Tai persodinsiu tokį didžiulį ir jisai bus sunkus ir negrius. Ir be to, man atrodo, taip pat reikia persodinti. Ir žiūrėkite, kokių gėlių mamai nupirkau gimtadienio progą. Jos nuostabios ir jos šviečia naktį. Noriu nupirkti gėlę ar gėlių, bet visos mirusios. Homebase visos gėlės gatavai mirusios. Vaikščiau po tą garden centrą, nelabai man ten ko reikėjo, bet tiesiog man tenais labai patinka. Ir ką aš dar nusipirkau? Klijų nusipirkau, nes kurie vadinasi No More Nails, tai yra tokie stiprus klijai. Galbūt šiandien mums parveš senelė. Tai kadangi mes užstatėme kambarį su spinta, matosi negraži spintos pusė, tai mes nusprendėm dėti tos tokius pagaliukus, tas lasti tokią senelę ir jos niekaip nenusiperkam. Ji yra ir ją reikia tiesiog pasimti, bet nedavažiuojam, tai va, bet šiandieną galbūt mes ją parsivešim. Vienas gavau staliuką, labai džiaugiuosi, piktžoliam, tarpelios ravėti tokį lazdą, tokį turi metalinius šeriukus, kad nušveisti piktžolės. Tai kur ravėjau prieš gal 2 savaitės, aš visą dieną ravėjau savo priekį, tai dabar tenais vėl viskas užaugo. Ir aš nenoriu pilti chemijos, nes viskas labai šalia, kur pasodinau savo cibuliukus. Tai tenka ravėti. Tai teks šiandien nudeginti su verdančiu vandeniu, nes mačiau, kad tai veikia ir tada su šituo tiesiog lengvai išsiravės. Tikiuosi. Tai va. Prasuksiu pro Lidl ar Aldi, neturim pieno, eidanas noriu obuolių, jis suvalgo kokius 4 į dieną, tai nupirkau gal prieš 3 dienas 2 pakuotės ir jau nebėra, tai paimsiu obuolių. Tai va, važiuoju, tokie mano reikaliukai. Kadangi pradėjo lyti, tai mano darbai persikėlė į šeduką, tai pabandžiau dar vieną tokį su virve padaryti. Tada gavosi pagrindinis štai taip. Tai šiaip turėjo čia būti vazonas, bet aš padarysiu fontaną iš jo. Pripilsiu vandens, tik reikia išsiaiškinti, kuo jį galiu nudažyti ar kažkaip jį užbaigti. Tada šitie mažesni vazonėliai kurie irgi labai faini ir manau įdėsiu juos sukulentus. Tai vat, tokie mano kol kas darbeliai. Katinė, eik iš čia, aš čia tave uždarysiu po to. Visą laiką norėjau pabandyti kažką pasidaryti iš cemento. Tai buvo mano pirmas toks projektas. Didžiausias tas, kur gavosi, man labiausiai patinka. Žadėjau padaryti šio milžinišką sukulentų vazoną, bet pagalvojau, kad fontanas gal fainiau ir be to paukščiukai džiaugsis ir mano katinas džiaugsis. Tai nežinau, galbūt bus fontanas. Tai nesigavo padaryti per vieną dieną, dariau sluoksnis, tai gavosi 3 sluoksniai, padaryti kiekvieną ir dar galbūt galėčiau dėti 4, kad viską labai gražiai išlyginti, bet galvoju, reikia kažkaip užbaigti, tai kokį laką ar kažką reikia. Buvo toks mano visiškas eksperimentas. Šiandieną šalta, vėjuota ir visai netrodo, kad būtų pas mus vasara. Magnus vėjaraupiai palyginus lengvai praėjo, tiesiog mane emociškai išsunkė. Ir dabar dar neina į darželį, tai va šiandien bandžiau tvarkytis ir jis nuolat man dingsta, nuolat kažką daro ir jis toks pavojingas vaikas, jis nuolatos užimtas, bet ne visą laiką gerais dalykais. Tai turi bėgti žiūrėti visą laiką.
Magnus Vėrapai praėjo visai neblogai, tik kaip tie šašiukai, nelabai ir kasėsi, jie gerai gyja ir viskas, bet jo savijauta, jis nelaimingas, jis visą laiką zirzė, jis visą laiką verkė. Ir kitas dalykas, kad jis dar keliasi naktį. Tai blogai miegu, bet dar jis iki atsikelia, aš po to vėl neužmiegu valandų. Praeitą savaitę man buvo labai sunki savaitė ir laukiu, kada jis pasveiks ir grįšime į šiokią tokią rutiną. Šiandien atėjo paštėti nagų lakai, kuriuos užsakiau, tai yra iš Semilak, nusipirkau 2 lakus. Mano mėgstamiausia jų kolekcija yra 5 viename ir mano mėgstamiausia spalva yra 801, perku jau 3 kartą. Tai reiškia, kad yra primeris spalva, šiaip čia yra labai kietas gelis, tai tikrai mano nagai yra labai nestiprus iš savęs, tai pakietina, gali prasilginti nagus su šiuo pačiu produktu. Viskas viename, tiesiog vienintelis minusas, kad 7 ml pakuotėje tai greitai pasibaigia. Tai sugalvojau pabandyti ir naują spalvą, tai išsirinkau 815 ir vadinasi Delicate Mocha. Tokia vat ir štai ta. Abi dvi tokios niūdinės. Su šiuo produktu labai gerai gali atsiauginti nagus, nes jie tiesiog nustoja laužinėti, nes labai pakietina patį nagą. Tai negana turi spalvą, bet dar ir apsaugo nagus. Tai labai man patinka šis produktas. Tai atsisveikinsiu čia. Ačiū, kad buvote kartu. Susitiksime kitame mano filmuke. Iki.